Yra vienas dalykas, kurį investuotojai supranta per vėlai ir tai jiems kainuoja tūkstančius ir yra didelis klausimas, ar jūs nepakliūnate į šias gretas. Tai šiame video pažvelgsime į 3 didžiausius rinkos smūgius per pastaruosius dešimtmečius ir išsiaiškinsime, kodėl kiekvienas iš jų buvo ne tragedija, o galimybė ir ką tai reiškia jūsų pinigams šiandien. Jeigu žiūrėsite video iki galo, turėsite ne tik istorinę perspektyvą, bet ir konkretų veiksmų planą. Jeigu šis video manote jau dabar, kad bus jums naudingas, tai galite arba dabar, arba video eigoje spustelti like, tai prisidedant prie šio kanalo augimas ir už tai būsiu jums labai dėkingas. Tai ačiū jums ir pradedam. Didžiausi turtai sukuriami tada, kai minė bėga iš kambario, kuriame prasidėjo gaisras. Įsivaizduokite 1999-uosius. Visi kalba apie internetą kaip apie naują religiją. Įmonės, kurios net neturi pelno ar realaus produkto vien dėl to, kad jų pavadinimai yra .com, tampa vertos milijardų. Viena kompanija Cisco gaminanti interneto maršrutizatorius pasiekė tokį lygį, kad jos akcijų kaina viršė pelną 472 kartus. Tai realiai prie tokių pajėgumų investuotojams, tiems, kurie investavo tuo metu, reikėtų laukti 472 metus, kad ta investicija kompanijų uždirbtų tiek, kiek jie investavo. Tai kosmosas, beprotybė. Kai tas burbulas sprogo, S&P 500 indeksas krito 789 dienas. Žmonės matė, kaip jų investicijos tirpsta perpus, o technologijų sektorius tiesiog kraujuoja dar stipriau. Bet štai kur yra detalė, kurios daugelis nepastebi. Kol visi fokusavosi į žlugusias įmonės, internetas niekur nedingo. Jisai tapo mūsų gyvenimo stuburo. Tie, kurie turėjo kantrybės, per tą triukšmą suprato, kad stiprios realų verslą turinčios įmonės tiesiog tapo didesnės. .com krizė mūsų išmokino, kad rinka tiesiog išsivalė nuo šiukšlių, o kompanijos paliejusios pamatus tiesiog liko. Per 1 metus po pasiekto dugno rinka atšoko beveik 72%. Tai nebuvo pabaiga, tai buvo persitvarkymas ir tai yra pirmoji pamoka. Rinka nesunaikina vertės, jinai ją perskirsto. Kai pasaulio finansų sistema stovi ant prarajos krašto, protingi investuotojai pradeda krautis lagaminus ilgai kelioniai. Dabar ateiname į 2008-uosius. Tai nebuvo technologijų pamišimas kaip .com krizė, tai buvo būsto rinkos sukelta krizė, kai būsto rinka buvo pastatyta ant melo. Tai bankai dalino paskolą žmonėms, kurie neturėjo pajamų, neturėjo darbo ir netgi neturėjo jokio kito turto. Tokias paskolos buvo vadintos, gal ir dabar vadintos ninja paskolomis. Tai no income, no job, no assets. Kai ši korta sugriuvo, S&P 500 prarado daugiau negu 55% vertės. Tai buvo giliausias nuosmukis modernioje istorijoje ir žmonės buvo išsigandę. Tai visiškai suprantama, bet skaičiai pasakoja kitą istoriją investuotojų. Krizė pasiekė dugną 2009 kovą. Ir kas nutiko toliau? Per ateinančius 12 mėnesių rinka šovė į viršų 70%. Jei tuo metu kas mėnesį būtumėte pirkę pasaulio akcijų krepšelį, būtumėte įsigiję turtą už kainą, kurios nematėte dešimtmečiais. Tai yra antroji pamoka. Kuo baisesnės antraštės, tuo didesnė tikimybė, kad rinka ruošiasi didžiausiam savo atšaukimui. Bent jau žiūrint istorinius duomenis, beveik šimtmečio duomenis. 34 dienos baimės gali nubraukti metų pelną, bet tik tiems, kurie bando pergudrauti laiką. 2020-ieji mūsų išmokė greičio. Tai buvo greičiausia meškų rinka istorijoje. S&P 500 nukrito 34% vos per 34 dienas. Tai visas pasaulis sustojo. Atrodė, kad tai scenarius iš filmo apie pasaulio pabaigą, bet atsigavimas buvo toksai pat staigus. Po metų rinka buvo 74% aukščiau negu jos žemiausias taškas. Daugelis tuo metu sakė, kad palauksiu, kol situacija stabilizuosis. Aš pats pažįstu ne vieną žmogų, kurie norėjo užsipirkti ant pakritimo, bet tiesiog nespėjo, nes atidėliojo ir rinka atsistatė. Čia toks lyrinis nukrypimas. Tai 2020-ieji puikiai demonstruoja, kad kol jūs laukite stabilizacijos, traukinys gali jau būti nuvažiavęs. Tai rinka atsistato dar tada, kai naujienose girdime tik blogas žinias. Tai ir yra trečioji pamoka. Laikas rinkoje visada nugali bandymus pagauti geriausią momentą įeiti į rinką. Tai ne poetinė frazė, tai matematinė tikrovė patvirtinta dešimtmečių duomenimis. Na, o prieš perinant nuo istorijos prie konkretesnių veiksmų plano, jeigu dar neturite Freedom 23 brokerio paskyros investavimui, šio video rėmėjas Freedom 23 taiko vienus mažiausių mokesčių investuotojams Europoje. Akcijų pirkimas ir investavimas į fondus, ETF-us gali kainuoti iki kelių eurų priklausomai nuo pasirinkto mokesčio plano. Smart in Euro planas bus efektyvesnis investuojant didesnės
didesnės sumas, all inclusive in euro bus efektyvesnis investuojant mažesnės sumas. Brokeris yra licencijuotas, atitinka visas MiFID II Europinio reguliavimo direktyvas. Plačiau susipažinti su brokerio siūlomom investavimo paslaugom bei susikurti paskyrą galite paspaudę ant nuorodos aprašyme. Užsiregistruoti ir pasitikrinti tapatybę turėtumėte per 10 minučių. Visas procesas yra lietuvių kalba, programėlė irgi turi lietuvių kalbos pasirinkti. Na, o jeigu kas nesigaus arba jeigu kils kokie klausimai, galite gauti techninį palaikymą ir asmeninės konsultacijas iš Lietuvoje dirbančių konsultantų online arba atvykus į Vilniuje esantį ofisą. Tai registracijos nuorodą rasite aprašyme. Šiandien 7 didžiausios JAV technologijų milžinės sudaro apie 34-35% viso S&P 500 indekso vertės. Tai didesnė koncentracija nei .com piko metu. Tai galite pagalvoti štai ir vėl krizė, bet yra vienas esminis skirtumas. Skirtingai negu 2000-aisiais šios įmonės šiandien generuoja milžiniškus realius pinigų srautus. Viena iš tų 7 kompanijų yra Nvidia, tai puslaidininkių srities lyderė. Pajamas išaugino nuo 27 milijardų iki beveik 100 milijardų dolerių vos per kelerius metus, o pelno maržos viršė 50%. Tai nėra spekulacija lankytojų skaičiumi, kas buvo vertinama 2000-aisiais, kai vertė dar priklausė nuo to, kiek žmonių apsilanko tavo svetainę. Tai realus verslas valdantis pasaulio duomenų infrastruktūrą. Tačiau investuoti į vieną įmonę pradedančiajam yra rizikinga. Jums nereikia būti ekspertu ir tapti ekspertu, kad galėtume pradėti investuoti ir kad uždirbtume iš šio augimo. Jums reikia suprasti, kas yra ETF, tai biržoje prekiaujamas fondas. Tai lyg prekybos centras, kuriame vienu pirkimu jūs nusiperkate dalį tūkstančių įmonių vienu metu. Vienas iš tokių populiariausių ETF Europoje yra FTSE, tai FTSE All World indekso pasaulio akcijų fondas ETF'as. Vienas tokio fondo vienetas jums suteikia dalelę nuosavybės iš kompanijų iš daugiau negu 4000 įmonių visame pasaulyje. Tai yra diversifikacija, kurią anksčiau galėjo sau leisti tik dideli instituciniai investuotojai. Bet tai yra tik vienas iš pavyzdžių, yra platus pasaulio akcijų indeksų ETF-ai, yra regioniniai, yra specifiniai, yra netgi skirtingų sektorių ETF-ai. Vidutinė meškų rinka trunka vos 289 dienas, kol bulių rinka, kai viskas auga, jūsų turtą augina vidutiniškai 991 dieną. Tai pažiūrėkite į šiuos du skaičius. Tai istoriniai metiniai rezultatai nuo 1987 metų iki 2025 metų. Taip pat labai svarbu pasirinkti tinkamą fondą, tai visada rinkitės fondus su prierašu accumulating, ką reiškia akumuliuojantis. Tai reiškia, kad fondo viduje uždirbti kompanijų dividendai, kuriuos gauna fondas, jisai jų neišmoka investuotojams, jisai automatiškai reinvestuoja juos į naujas akcijas investuotojų vardu ir jums nereikia sukti galvos dėl dividendų, kurios šiaip gautumėte, tai būtų distribucijos deklaravimo, o svarbiausia Lietuvoje tai leidžia mokesčių mokėjimo nukelti į tolimesnę ateitį, kol nuspręsite parduoti savo turtą, tai reiškia jūsų turtas akumuliuosis stipriau ir greičiau. Tai yra jūsų slapta sudėtinių palūkanų mašina. Lietuvos mokesčių sistema yra palankesnė investuotojams negu daugelis mano. Mes turime 500 eurų neapmokestinamąją lengvatą. Tai reiškia, kad per kalendorinius metus jūs galite uždirbti iki 500 eurų pelno iš akcijų pardavimo ir nemokėti valstybei nei cento mokesčių. Tik tai, kas viršė šią sumą, apmokestinama 15% tarifu. Jeigu esate pradedantysis, tai yra didžiulis pranašumas, tai pinigai, kurie lieka jūsų kišenėje ir gali būti toliau reinvestuojami ir ilgainiui užaugti į didelės sumas. Na, o sutuoktinių porai tai nebe 500 eurų, o 1000. Viena didžiausių klaidų, kurią matau ir aš pats stebint kitus investuotojus ir kurie yra šiaip nuo labai seno pasaulio, tai yra bandymas pagauti gerą dieną investuoti. Taigi vienas vienintelis sprendimas šiandien gali nulemti, ar po 10 ar 20 džiaugsitės jūsų sukaupto kapitalo generuojamomis pasyviomis pajamomis, ar vis dar bijosite naujienų antraščių. Kaip rasti geriausią fondą investavimui, tai Just ETF puslapyje suvedate norimo indekso pavadinimą ir jums paieška išmes daugybę pasirinkimų, o vat kaip pasirinkti geriausią jums asmenišką ETF dariau detalų gidą, tai būtinai pažiūrėkite, nežiūrėkite naujienų, nebandykite atspėti krizės pradžios ar pabaigos. Istorija rodo, po kiekvieno kritimo ateina dar didesnis augimas. Tai naudokite investicinę sąskaitą mokesčių optimizavimui, taip pat naudokite nedeklaruotą investicinę sąskaitą, kaip derinant šias dvi sąskaitas galima turėti 40 000 didesnį rezultatą su periodiniu investavimu. Žiūrėkite šiame video. Jeigu dar neturite Freedom 24 paskyros, atsidaryti paskyrą ir susipažinti plačiau su brokerio siūlomom paslaugom galite paspaudę nuorodos aprašyme. Visus klausimus rašykite komentaruose. Sėkmingo investavimo ir pasimatome kitame video.